Penketukas Hartensteinas nesiryžta atakuoti, puikus perdavimas ir Artūras Paulius Jankūnas. Perdavimas Hartensteinui ir Hartensteinas 2 taškai. Laknis Aizėja Hartensteinas. Ir Aizėja Hartensteinas dar kartą veržėsi, kol kas tikrai drąsiai įsijungė į žaidimą vokietis. Rezultatyvus perdavimas 2 taškai, dabar Reidas, po kurio pražanga. Hartensteinas žaidė kol kas 2 rungtynės šiame sezone, 7 taško per dvikovą, 4 atkovoto kamulio. Kovoja ir po tų, kovoja, kaip ir minėjau, po 3,5 kamulio. Ir pataiko Aizėja Hartensteinas pirmąją būdą, atrodo taip pat taikli. Iš jį Paulius Danisevičius. Ronaldas įbūti globoja Julius Kazakauskas. Panašu, kad taip dabar bandė gintis Dzūkija. Čia Aizėja Hartensteinas įlipa į užtvarą. Puikus 2 prieš 2. Tiesa Morkeliūna. Per tą minutės pertraukėlę. O čia pražanga prieš Aizėją Hartensteiną. Hartensteinas tikrai toks solidus papildymas nuo atsarginių žaidėjų suolo šiose rungtynėse. Prasižengė Julius Kazakauskas pirmąjį kartą, taigi 3 baudos metimai, kuriuos mes Aizėja Hartensteinas ir per tikrai trumpą laiką jau gali pelnyti 7 taškus. Dabar jau 5 turi Aizėja Hartensteinas. Vos pasirodė aikštėje, iš karto atliko rezultatyvų perdavimą. Po to Aizėja Hartensteinas pelnė 2 taškus ir dabar realizuoja bent jau 2 baudas iš 2 ir dar laukia trečioji. 35-23. Netaiklus šį kartą Aizėja Hartensteiną, o čia Trubinas. Netaiklus metimas ir Aizėja Hartensteine. Štai taip skirsto kamuolius skersai dzūkai, kol Julius Kazakauskas gana ilgai ieškojo savo komandos draugų. Morkeliūnas bando nugarą į krepšį ir gauna stogą nuo Aizėjos Hartensteino. Lieka vos 3 sekundės iki atakai skirti ir Jegoras Gontarevas. Jie abu šiandien nežaidė Kūnui ir laimėjo prieš Juventusą. Taigi, pralaimėjo tikrai galingoms komandoms Lietuvos Rytui. Pelnė pabaigos, puikus perdavimas, perpjovęs vis.